Labas vakaras. Amžiams bėgant, žmonija išsiaiškino daugybę sudėtingų dalykų. Pavyzdžiui, iš kur atsiranda vaikai, cheminių elementų lentelė, arba ar yra gyvybė Marse ir kitose planetose. Aišku, viso to nebūtų, jeigu nebūtų žmonių, kurie yra linkę eksperimentuoti. Taigi, šiandien dar ne vakare mes daug eksperimentuosime ir pasižiūrėsime, ar mūsų dalyviai linkę eksperimentuoti. Nu, šiandien kartu su mumis, kaip visada, Laura, Rasa, Vytenė, Jurga, Kristina. Na, o dabar kviečiu penketuką į studiją. Pirmasis Tomas, 21 metų palangiškis, dirbantis barmenu. Už ką jį visi giria? Labai talentingas elgesyje su žmonėmis, taip pat labai talentingai moka užjausti ir mylėti, bet kartais užeina toks noras peržengti kitus, kad tiesiog negali to nedaryti. Kartais tai jam baigėsi gerai, kartais blogai. Įdomu, kaip Tomui baigsis šiandien. Tai Tomas. Žanas, 22 metų alytiškis, jis ne vieną kartą yra dalyvavęs šauniausio moksleivio konkursuose, kur jam visai neblogai sekėsi. Daugelis žmonių mano, kad Žanas yra tiesiog sutvertas šou verslui, o pats mano, kad kaip ir dauguma vyrų yra geras kulinaras. Vienintelis jo erzinantis įprotis tai humoras, kurio daugeliui būna per daug ir ima erzinti, o tai jam dar labiau patinka. Tai Žanas! Laimonas, 21 metų šiaulietis, radijo laidų vedėjas, kažkada dalyvavęs LNK televizijos laidoje Pasimatymas. Jis talentingas muzikos srityje, mėgsta dainuoti ir po pirmos ir paskutinės taurelės. Laimonai nebūna dienos, kad nepajokautų, o šiandien jokauti ypač daug nusiteikęs. Tai Laimonas. Tomas, jam 19, jis iš Šiaulių. Tomas labai gerai moka vaidinti nuskriaustą, niekam nereikalingą vaikinuką. Šis vaikinukas skaito Šekspyrą, linksminasi Makse, o žiūri dar ne vakarą ir Tangomaniją. Turi įprotį erzinti žmonės ir kuo labiau išerzina, tuo jam linksmiau. Ir štai toks žmogus svajoja apie Lietuvos policijos akademiją ir policininko darbą. Tai Tomas. Šarūnas, 20 metų, Kauno rajono gyventojas. Mano, jog neblogai žaidžia futbolą, krepšinį, tenisą ir biliardą. Neblogai nusimano užsienio muzikoje ir dainavime. Draugus sugeba pralinksminti iki ašarų. Bet šiaip galvoja, kad yra gana drovus ir ši savybė jį labai erzina. Svajoja pagyventi iki 150 metų ir pažiūrėti, koks bus krepšinio lygis 2100 metais. Tai Šarūnas! Naujovė Manhattan kosmetikoje. Makijažas plaukams, tušas plaukams, Express maskara. Tai 10 ekstravagantiškų spalvų, kurios per vieną akimirką gali sumirgėti jūsų plaukuose. Viskas labai paprasta, bet siaubingai įspūdinga. Spalvos kiekvienam skoniui bei nuotaikai, be to apsauga ir priežiūra jūsų plaukams, nes šių tušų sudėtyje yra provitaminas B ir šilko proteinas. Mažytė paslaptis. Nebijokite išbandyti, nes dažai labai lengvai išsiplauna. Taigi, kaip supratote, šiandien mūsų tema yra eksperimentai. Tomai, Ostapas Benderis buvo paprasčiausias avantiūristas, bet jį kažkodėl visi vadino didžiuoju eksperimentatoriumi. Kaip tu atrodo, kuo skiriasi avantiūra nuo eksperimento? Eksperimentas tai yra toksai dalykas. Sėdi sklepe, pilsta iš kolbikės į kolbikę, nieks nervų negadina. Papul pas Avantiūristą. Avantiūristą į rankas, apsuks aplink pirštą. Šabaš, griauš nagus visą gyvenimą. Viskas. Žanai, kokiems eksperimentams vaikinai ryžtasi be baimės ir kaip galima dažniau? Tų eksperimentų tai yra labai daug, bet galima išskirti vieną tokį, kuriam ryžtasi visada. Nu, apie baimę tada dar nebūna tokių minčių. Tai yra gyvenimas, gimimas gyvenimui. Bet gali visiems pirštis tokia nuomonė, o tai kaip moteriškoji pusė. Tai moteriškoji pusė yra to eksperimento tikslas. Laimonai, tau pasiūlo abejotinos reikšmės eksperimentą. Iškart metiesi ar galvoji? Jei tas eksperimentas liečia moteris, tai negalvoju. Bet šiaip užduoda visada savo klausimą būti ar nebūti. Bet dažniausiai būna. Gerai. Tomai, tu
galbūt žinai, kuo niekada negalime eksperimentuoti? Na, manyčiau, kad eksperimentuoti negalima žmogaus jausmais. Šarūnai, o kokį eksperimentą tu norėtum įgyvendinti dar ne vakare? Šitos visos šviesas turėtų užgesti, aišku. Žvakių būtų kaip bažnyčiai. O grotų lyriška muzikėlė. Ir mes su tavim, Diana, šoktumėm vilioti. Neblogai. Tegul jie šnekasi toliau su studijos svečiais. Sveikas. Klausiu. Ar pasakysi savo vardą? Darius. Tai jau Dariau klausk. Norėčiau paklausti, ar nusidažytumėt plaukus taip, kaip vakaro vedėja? Visiems čia. Pasakyčiau, kodėl ne. Ši tema yra eksperimentas, tai ir reik pabandyti. Taip kaip jie tikrai nenusidažyčiau, bet kaip Rodmanas tai norėčiau. Manau, kad taip, todėl, kad Velykos jau artėja. Jau kelis kartus buvau nusidažęs plaukus, tai pabandyčiau jų dar kartą. Mano plaukai šiaip natūralūs, bet visi klausia, ką tu su tais plaukais darai, kad jie tokie. Aš tavęs neklausiu, Dariau, ar tu dažytumės, tiesiog dovanoju tau LNK televizijos firminius marškinėlius. Nešiok ir prisimink mane su tokiais plaukais. Ir viskas, pirmasis mūsų eksperimentas baigėsi, dabar einam rinkti spalvotų kamuoliukų. Mažiausiai pavojingas eksperimentas yra aišku savo išorė, jeigu jūs nedirbate televizijoje. Galų gale, jeigu ir nepavyko, tai dar ne pasaulio pabaiga. Žiūrėsim, kaip pirmasis eksperimentas pasibaigs mūsų dalyviams. Ar dalyvavimas dar ne vakare yra eksperimentas? Tai viskas yra eksperimentas, gyvenimas eksperimentas. Kaip manai, ar jisai pavykęs ar ne? Negaliu pasakyti, bet šis eksperimentas nevykęs. Kodėl? Na, tai visi mato. Baigtų, viskas tvarkoj, Žanas! Žanai, tau mūsų rėmėjai dovanas firma. Manhattan dovanoja tau puikių dovanų. Firma Kaljanas, puikų vyrišką laikrodį, Mijoką ir nuolaidų kortelę. Ir žinoma, LNK televizijos dovana. Ačiū tau. Tu buvai šaunus, nepergyven. Kažkaip labai liūdnai mūsų pirmasis dalyvis iškrito, bet kuo toliau, to bus linksmiau. Patys žinot, kad bus. Anykščių vynas pristato pavasario melodijas. Dalyvauja Virgilijus Noreika, Arūnas Malikėnas, Rasa Jakutytė. Koncertai įvyks kovo 17 dieną Klaipėdoje, 18 Kaune, 19 Panevėžyje, 20 Šiauliuose, 26 Vilniuje. Koncertų pradžia 19 val. Pagrindiniai rėmėjai LNK Respublika, Taupamasis bankas, Komliet BSNPB, Top Art. Paprasti dezodorantai nepadeda man visą dieną išlikti žvaliai ir švariai. Aš radau kai ką visiškai naujo. Lady Speed Stick. Patikimas, švelnus ir sausas dezodorantas antiperspirantas, kuris laiko prakaitavimą. Lady Speed Stick yra veiksmingas visą dieną, palaidinukė nelimpa prie kūno, aš jaučiuosi žvali ir švari. Lady Speed Stick. Visur ir visada teikia pasitikėjimo. Lady Speed Stick. Žavu pasitikėti savimi. Kimus.
Aš myliu gamtą ir žinau, kurio augalų ekstraktai tinka mano plaukams. Bet vien tik augalų nepakanka. Štai kodėl Palmolive praturtino geriausių augalų ekstraktus vitaminų kompleksu. Taip buvo sukurti nauji Palmolive Naturals šampūnai, kuriuose susivienijo gamta ir mokslas. Dabar mano plaukai yra sveiki ir spindintys. Tik dėl naujojo Palmolive Naturals. Palmolive Naturals – gamtos turtai, mokslo išmintis. Šį vakarą laukite protingos ir intelektualios, užvedančios ir padedančios gerai praleisti penktadienio vakarą pretendento serijos. 21:20 min. Tiek žinių. Vaidindamas niekam nereikalingą ir nuskriaustą vaikinuką. Ne, nedažnai. Tik tai tada, kada reikia. O kada reikia? Nu, pavyzdžiui, susipyksti su mergina ten. Supratau. Užsimerkė diena ir mus paslėpė tamsa. Tu pakloji lovą ir nusirengi visą. Neduok Dieve pagalvoji, jeigu tavo mama sužinotų, ką dabar daro jazurkas. Vaikystėj šalia savęs susiguldydavai nuo ašarų šlapes lėles. Dabar po antklode glaudi mane, apkabini savo dar vaikišką ranką. Tu jauti tą patį, ką ir aš jaučiu. Mes bėgame abu nuo tų minčių, kad visiems laimėm žinai nesitęs. Tu neturėsi manęs, aš neturėsiu tavęs. Tu jauti tą patį, ką ir aš jaučiu. Mes bėgame abu nuo tų minčių, kad laimė visiems amžinai nesitęs. Tu neturėsi manęs, aš neturėsiu tavęs. Ar tu mėgsti eksperimentuoti su pinigais? Taip, bandžiau porą sykį, bet daugiau turbūt nebandysiu. Nes girdėjau, kad tipo pinigą, kai sudegini, jisai pasidaro gražus. Aš paėmiau 10 litų, padegiau, buvo tik tai liepsna gražiai. Bet kas iš jo liko, patys žinot. Viskas aišku. Po paskutinės aš dainuoju tai, ką pradėjau po pirmos. Ir dažniausiai tai būna širdelė mano. Klausom. Aš dabar padainuosiu, jūs kartu paplokit gerai. Arba padainuokit kartu su manim. Visi žodžiu žino tikrai. Širdelė mano, o kodėl tu liūdna? Širdelė mano, kur jaunystė tava, dienelės lengva.
neaplenkia. Sakyk, širdelė, kur jaunystė tava. Dienelės lenka ir ne vieno neaplenkia. Sakyk, širdelė, kur jaunystė tava. Ačiū. Šarūnai, kokius eksperimentus atlieki norėdamas išgąsdinti žmonės? Čia nereikia jokių eksperimentų, todėl aš pats kaip eksperimentas, kadangi mano išvaizda vis tiek tokia gąsdinanti, nors iš tikrųjų aš esu dravus berniukas, nu ir savo jumoru gal kartais žmonės išgąsdinu. Kas gali žinot, gal ir dainavimą. Žiūrėsim. Tyliai, plokti. Oh, thinking about the younger years, there was only you and me. We were young and wild and free. Now nothing can take you away from me. We've been down the road before, but that's over now. You keep me coming back no more. You're all that I want when you're lying here in my arms. I find it hard to believe we're in heaven. And love is all that I need. I'm falling there in your heart. It isn't hard to see we're in heaven. Iš tiesų labai džiugu, kai dalyviams pasiseka visai neblogai sudainuoti karaoke. Dabar juos vertins publika. Pinigai valdo pasaulį. Su šiuo teiginiu yra sunku ginčytis, beje, kaip ir eksperimentuoti su pinigais. Kai staiga nusprendė eksperimentuoti, staiga paaiškėja, kad lyg ir nebėra su kuo. Kamuoliukai suskaičiuoti ir dalyvių laukiame studijoje. Tomai, man tiesiog tavęs dabar net ir truputį gaila. Ir tu pats to norėjai. Ačiū. Užteko, ar ne? Labai patiko. Sakyk, kaip atrodo talentingas mokėjimas užjausti ir mylėti? Kaip tai galima talentingai daryti? Tai priklauso, kaip tu sugebi. O tai kaip tu sugebi? Gražiai. Aišku. Tomas! Tomai, tau mūsų rėmėjo Manhattan firmos kosmetinės priemonės. Pirmą kalienas dovanoja puikų laikrodį Mijoko ir nuolaidų kortelę ir be jokios abejonės LNK televizijos dovana. Ačiū tau, tu bai šaunus. Na, dabar mūsų dalyviai šoks, kaip beje ir visada. Aš noriu, kad mano mergaitė jaustų švelnumą. Sauskelnes įdėviu beveik visą dieną, bet ir jos pakankamai švelnios. Naujieji Pampers Premiums su unikalia soft sistema. Tai vienintelė sauskelnė su unikalia elastinga soft sistema, kurios minkštai apsupa jos pilvuką ir tamprus elastingas audinys švelniai prisiglaudžia prie jos mens ir šonų, o taip pat turi patogius daugkartinius lipukus.
Naujieji Pampers Premiums turi Double Dry sistemą. Baby Dry sluoksnis nusausina drėgmę greičiau ir geriau nei iki šiol, o tada Lokovai Ultra sluoksnis ją tarsi užrakina. Mano mažylės užpagaliukas dabar sausas ir sveikas, nes įgaubė švelnios ir minkštos Pampers Premiums sauskelnės. Naujieji Pampers Premiums – švelniausias Pampers šeimos narys. Geras laikas pristato. Kovo 18 dieną, 19 val. Vilniaus koncertų ir sporto rūmuose. Superžvaigždė Jennifer Rush. Renginį remia Skrenda kartą didžiulis erelis. Staiga jis nustemba, ant lizdo krašto tupi mažas žvirblelis. Kas tu toks? Klausia erelis. Erelis, atsako žvirblelis. Kodėl tu toks mažas? Aš vaikystėje labai sirgau, todėl ir likau mažas. Nauji Grindexo polivitaminai Grindevits. Vitaminai tiems, kuriems reikia augti. Grindevits. Sensacija! Vilniaus koncertų ir sporto rūmai ir radio stotis M1 pristato karščiausio pasaulyje vaikino Peter Andre show. Kovo 31 dieną Vilniaus koncertų ir sporto rūmuose. Dalyvaus geriausia Lietuvos šokių muzikos grupė Junior, bet ir tuo vakaras dar nesibaigs. Rėmėjai – Lietuvos rytas, LNK, Lietuvos avialinijos. Bilietai parduodami nuo kovo 9 dienos. Skubėkite, tik pradinė kaina 40 litų. Generalinis rėmėjas Christinen Brunen. Bet įdomu, kiek jums moka už tos vertus? Mums moka atlyginimus. Tokia mintis, kai šauna, o gal tu tikrai negyvas, ne, bet gyvas. Vieną kartą bandėm mane pervažiuoti. O jau te visi žiūri kaip į kokį gyvulį. Fuck you, nu. Šį šeštadienį 11:30 šalis Europa. Laida apie feminizmą, tarybinius laikus, Didžiąją Britaniją ir moteris televizijos ekranuose šiandien. Tam, kad Džiovanis, narkotikų kartelio bosas, būtų sužlugdytas, reikia vieno ypatingo žmogaus galinčio keisti save. Tai chameleonas, galintis tapti bet kuo ir surasti, kas tampo virveles ir gauna pinigus. Trileris Chameleonas. Šeštadienį 21 valandą. Eksperimentas šokiai vaikinams pradės Sandra.
kosmetikoje makijažas plaukams. Tušas plaukams Express maskara. Tai 10 ekstravagantiškų spalvų, kurios per vieną akimirką gali sumirgėti jūsų plaukuose. Viskas labai paprasta, bet siaubingai įspūdinga. Spalvas kiekvienam skoniui bei nuotaikai, bet to apsauga ir priežiūra jūsų plaukams, nes šių tušų sudėtyje yra provitaminas B ir šilko proteinas. Mažytė paslaptis. Nebijokite išbandyti, nes dažai labai lengvai išsiplauna. Na, mes dar ne vakare eksperimentuojame toliau. Ir štai dabar vaikinai bandys sukurti ateities vyro makijažą ir šukuoseną. Tomai, ką tu darysi? Aš bandysiu iškast kario kirvį. Bandyk. Šarūnai. Iškilminga avangardo prezentacija tokia. Puiku. Laimonai. Aš viliuosiu. Bandom, žiūrim, kaip pavyks. Ta prasme, nesiskutės. Raudona. Bet aš jį laidžiau. Tomai, kame yra aršumas tavo šito makijažo? Kame? Veidė. Veidė? Taip. Sakykime, ką reiškia štai šis? Nu. Brūkšnelis. Griuvau. Griuvai. Taip, ir užsiklijau. Ar ne? O ką reiškia štai šitos 3 juostelės ir brūkšnelis taip perbrauktas? Ta prasme, tigras. O čia nepataikė. Aha. O šukuosena, kur ar šios kovos? Ta prasme, man nelabai išėjo jinai. O čia nuo nemigos. Taip, susivėlęs. Aišku. Nesiskutęs. Manykim, kad supratom. Šarūnai, iškilminga prezentacija, kaip tai atrodysi? Čia avangardinio jaunimo tokia prezentacija, žodžiu. Ką reiškia vatausise? Vatausise? Kad jisai jau tiek jam išūžė, tėvai ausis jam tiek išūžė, kad nusprendė vatą susikišti. O ateityje jaunimas pamatysi 2100-aisiais, va kai bus, o tokie vaikšta. Sakyk, o ką reiškia šitos žydros linijos, jos gal su potekste? O šitas? Na čia taip, tos žydros linijos. A, va čia? Gal čia potekste kokia? Čia žalias linijos? Ne, čia yra žydros. O dantukai kodėl tokie? Dantukai? Pamatysit, ateityje tokios technologijos naujas atsiras, kad šakės bus. Ar jūs norėtumėt būti taip pasipuošę? Ar norėtumėt būti iškilminga prezentacija? Laimonai. Bandau viliuoti, bet čia moteris viliuoja, bet žinokit, kad visi vyrai yra mėlynosiai, jie taip išgeria ir čia įvairių spalvų, bet yra vienas toks niuansas, kad jų širdis tik per jų pilvą. Laimonas, tai tokie buvo eksperimentai, dabar pasižiūrėsim, ką apie visus eksperimentus mano mūsų studijos svečiai. Yra, aišku, ir blogų eksperimentatorių, todėl, kad jie apskritai nelinkia eksperimentuoti, nes galvoja visą tai, ką darysis, būtinai visą laiką viskas blogai gausis. Na, tie žmonės nėra blogi, jie tiesiog yra visiškai neįdomus. Išeina vyrai dar kartą pasirodyti mums. Shoo-be-doo-be, doo-be-doo-ah, shoo-be-doo-be.
tavo ar ši kova atrodo jau pasibaigė? Manau, kad taip. Sakyk, ar įstojai į policijos akademiją? Ne, net nebandžiau. Sakyk, ar šita tavo svajonė? Tu svajonė tai buvo tavo, taip? Tai buvo. Ir aš bandysiu įgyvendinti. Ar ne? Ar tai yra susijęs su tavo pomėgiu žmonės erzinti ir kuo labiau jie įsierzina, tuo tau linksmiau darosi? Ne. Tu būsi geras policininkas. Manau, kad taip. Tomas! Tomai, firma Manhattan dovanoja tau puikių kosmetikos priemonių. Firma Kaljanas dovanoja puikų laikrodį Mijoko ir nuolaidų kortelę. Be jokios abejonės LNK televizija, kai visada, irgi tave sveikina. Štai tau mūsų dovana. Šiaip jau, man atrodo, visai linksmi vyrukai šiandien, ar ne? Man atrodo, viliotinis jų irgi turėtų būti linksmas. Mama, koks minkštas mano megztukas. Šis rankšluostis taip gaiviai kvepia. O mano sijonas visai nelimpa. Taip, nes visus skalbinius aš perskalauju su Lenor. Ir mano šeimai tai labai patinka. Lenor giliai įsiskverbia į audinį. Skirtumą pajusite iš karto. Audinys tampa toks purus. Jūs turite pradžiuginti savo namiškius Lenor švelnumu ir gaivumu. Nes jie to verti. Apgaubkite šeimą Lenor gaiva ir švelnumu. Lenor, patikrinta dermatologų. Jauna 32 metų moteris, neaiškios kilmės galvos skausmas, reikalinga skubi pagalba. Kągi pradedam, paduokite stiklinę vandens. Stiklinę vandens. Ar turime ką nors, kas išties greitai numalšintų skausmą? Putojantis vaistai Feralgan 500. Ar jie tikrai greitai veikia? Iš karto. Kadangi Feralgan 500 putodami tirpsta vandenyje, jie yra greitai įsisavinami ir tuo jau pat visiškai numalšina skausmą. Pažvelkite, ir vėl šypsosi. Skausmo kaip nebūta. Putojantis Feralgan 500 greitai malšina skausmą. Kad mano pacientų dantys ir dantenos būtų sveiki, turiu komplektą įrankių. O mano pacientai turi tik dantų šepetuką. Tačiau su juo ne visada išvalome sunkiai pasiekiamas vietas. Štai kuo tai gali baigtis. Todėl rekomenduoju Blendamet Complete, saugančią nuo ėduonies, su veiksmingu antibakteriniu skalavimo skysčiu, kuris naikina žalingas bakterijas net sunkiai dantų šepetukų pasiekiamuose vietose. Dabar mano pacientai irgi turi įrankius ir galės turėti sveikus dantis bei dantenas. Blendamet Complete. Visapusė jūsų dantų, dantenų ir net sunkiai pasiekiamų vietų apsauga. Naujiena. Pirmą kartą Lietuvoje Blendamet 6 mėnesių garantijos programa. Kitoje Nueiki laidoje jūsų laukia įspūdinga kelionė į vieną populiariausių Niujorko siaubo restoraną Jekyll & Hyde. Namuose nepersivalgykite, nes restorano šeimininkai labai rūpinasi savo svečiais. Galėsite net pasirinkti, ar vakarieniauti šių žavių būtybių draugijoje, gal norėsite išgerti iš šios nuostabios damos taurės, o gal tiesiog pasiklausyti šio darnaus trio. Pakentėkite, fantastišką vakarienę malonių ir labai dėmesingų šeimininkų draugijoje jūsų laukia jau kitą šeštadienį. Laukiami visi, nes įėjimas į svetingą pobūvių salę nemokamas. O po sočios vakarienės puodeliui labai karštos kavos su buvusia Sąjūdžio ir Seimo darbuotoja, o dabar fantastiškų patiekalų žinovė verslininkė Rita Dapkute ir jos vyru Raimundu Lundu sugrįšime į Nueiki studiją. Tad būtinai sulaukite kito šeštadienio su Nueiki, nes tiek vaišių vienu metu už dyką ir dar geroje kompanijoje retai kas pasiūlo. Eksperimentas dar ne vakare, tai bus eksperimentas suvilioti.
Jeigu tikėti tuo teiginiu, kad Žemė su žmonėmis buvo sukurta kaip eksperimentinė planeta, tai pagrindiniai eksperimentai dar prieš akis. Kai tik vaikinai pasirodys studijoje, mūsų eksperimentas baigsis. Labai šaunus ir tavo viliotinis buvo labai linksmas. Taip. Sakyk, kodėl tave erzina, sakyčiau, tu turi keistą erzinant įprotį. Tave erzina tai, kad tu esi zodiako tavo ženklas mergelė. Čia yra visa istorija, jeigu aš čia pradėčiau pasakoti, tai reikėtų ilgai laukti, bet aš nenoriu sutrumpinti, truputį noriu sutrumpinti laiką. Tai... Ne, visa istorija prasidėjo todėl, kad manęs mama, aš kartoju dar kartą, laukia, kad aš būsiu mergelė. Bet aš gimiau sūnus, tai o dėl to, nežinau, kažkaip mergelė, da po mergelė ženklų, tai iš vis. Bet tu šaunus bičias.
Tai Laimonas. Laimonai, tau mūsų dovanas. Pirmą Manhattan dovanoja puikias kosmetikos priemonės, pirmą Kalianą dovanoja puikų laikrodį Niujorko ir nuolaidų kortelę. Žinoma, LNK televizijos dovana tu šaunuolis. Ir vakaro šauniausias tai Šarūnas. Aš suprantu, blogai būt nugalėtojų. Tokia veido išraiška labai liūdna. Pirmą kartą gal gyvenime nugalėjau, tai nežinau net kaip ką daryti. Ašgi toks dravus esu iš tikrųjų. Dravus, tai šiaip jau pagal visas geras tradicijas reikėtų ašarą nubraukti. Na štai ir pavirkim. O dabar pasakyk, kaip tu save įsivaizduoji 150 metų? 150? Įsivaizduoju taip. Visas šlapės, pirteliai, vakaras, žiema ir šalia, aišku, sėdi tokia, kaip jos dabar, Diana Domaitinė, man atrodo, šalia sėdi. Tu įsivaizduoji, kiek man tada bus metų? Nu tai, kaip sakant, stebuklai. Šarūnas. Šarūnai, tau mūsų dovanas. Pirmą Manhattan dovanoja puikias kosmetikos priemonės, pirmą Kalianas puikų laikrodį Niujorko ir nuolaidų kortelę. Ir žinoma, LNK televizijos dovana. Šaunuolis tu. Na, jums, mėlėjai, noriu priminti, kad šiandien mūsų laidą rėmė firma Manhattan. Naujovė Manhattan kosmetikoje. Makiažas plaukams, tušas plaukams, Express maskara. Tai 10 ekstravagantiškų spalvų, kurios per vieną akimirką gali suburgėti jūsų plaukuose. Viskas labai paprasta, bet siaubingai įspūdinga. Spalvos kiekvienam skoniui bei nuotaikai, bet to apsauga ir priežiūra jūsų plaukams. Nes šių tušų sudėtyje yra provitaminas B ir šilko proteinas. Mažytė paslaptis. Nebijokite išbandyti, nes dažai labai lengvai susiplauna. Ačiū, kad žiūrėjot, pasimatyti savaitę. Адвокат с семьей. Фредерик Эгерман. Прежде был... Lakstymas aikštelė gali Žalgiris atrado. Taškai. Teisingai, jų reikia protingai panaudoti, išleisti, kada jisai nėra pavargęs, o kad nepavargtų reikia